Jau filmuoji. Sveiki, čuvaka. Čia trečia dalis mūsų nešiojamos kolonėlės ir aš parodysiu jums, kaip padariau viską iki va tokio va etapo ir kaip aš sumoviau viską. Štai sumaunu. Atsiprašau. O jų nebūna tokių dienų, kai jūs spalvas geriau girdit ir garsus geriau matot neįprastai. Ir vėl tu čia. Jis jau viską pasakė, nu tai kas man lieka. Žmogus dirbo, tai ką aš dabar ištrinsiu, pats perdarysiu. Nu, aš tai galiu pasakyti, einam prie darbo. Štai tiek turim kolonėlės nuo praeitos dalies. Dabar būtų pats laikas imtis garsiakalbių montavimo. Nu, ne tai, kad montavimo, bet pasirinkimo, kaip jie bus įmontuoti. Štai va garsiakalbis ir aš nusprendžiau, kad jie bus štai tokioj va pozicijoje, nors dar negalutinai. Taip tiesiog palieka galimybių grotelių pasirinkimams ateityje. Bet dar nežinau, ar aš iš vis kokias groteles dėsiu. Pradedu galvot, kad man labai patinka šita išvaizda be nieko. Aišku, garsiakalbiai gan nesaugus, bet labai gerai atrodo. Toks variantas, net nežinau. O šiaip dėl tvirtinimo tai yra keli variantai, kuriuos aš kaip ir sugalvojau. Vienas būtų tiesiog priklijuoti garsiakalbį aplinkui karštais klijais, kuris neatrodo profesionaliai labai ir neleistų pakeisti garsiakalbių. Šitų garsiakalbių pirkti pilną abiejų, todėl toks variantas tikrai lieka. Pavyzdžiui, sudegus galima būtų jos pakeisti. Būtų ne veltui darbas visam korpusui ir viskam, jeigu sudegtų ar panašiai, ar būtų pažeistas, kas įmanoma, neturint jokių grotelių. Tai tiesiog yra kitas variantas, tiesiog prisukti varžteliais, kiaurai priekį, bet ką žinau, man irgi negražiai kažkaip atrodo varžteliai, tada jaučiu taip pasukčiau, kad varžteliai būtų gražiau kvadratu išdėstyti, o ne rombu. Bet ką žinau, kiaurai varžteliai irgi gal man nepatiktų. Todėl reikia surasti dar vieną variantą. Aišku, jūs galite, jeigu jums tinka iš šitų dviejų minėtų, pritaikyti ar savo kažkokį montavimą. Garsiakalbių montavimas čia jau kiekvieno, kaip sakant, žmogaus pasirinkimas. Čia jau kaip sumontuosi, tai bus sumontuota, ar priklijuota, ar prisukta. Aš montuosiu garsiakalbius tokiu būdu. Bus skersinis virš garsiakalbio, kuris jį prispaus tiesiog žemyn, kad jis būtų savo vietoj. Manau, čia pats tinkamiausias variantas ir tokiu būdu bus įmanoma išimti garsiakalbį. Dabar reikia pasigaminti kokį tai skersinį ir tada, kai jau bus aišku, tada aišku, man pačiam tada geriau paaiškinsiu jums, kaip ten daroma. Blemba, kaip liežuvis susipinė. O šitas raudonas dalykas, kurį matote, tai bus iš jo tarpinės po garsiakalbiais. Dėl papildomo sandarumo. Nežinau, ar būtina, bet pagalvau, išsikirpsiu. Toks raudonas gražus. Čia yra iš tikrųjų kepimo padas silikoninis, bet ant tokio tai maisto nekepčiau, kažkaip baisu ant, kaip sakant, plastiko kepti. Bet kai kurie drąsūs žmonės. Stovės garsiakalbis ant tarpinės. Kaip mato, tarpinės visiškai nesimato iš išorės. Gal truputį, jeigu žiūrim tinkamų kampų, bet jaučiasi daug minkščiau, uždėjus garsiakalbį daug rimčiau, taip stabiliau, kaip sakant, va štai taip gaunasi. Aišku, jeigu nenorit ar neturit iš ko daryti tarpinio, aš manau ir be jų čia normaliai veiks. Tik tiek, kad man nepatiko, kad
pats apvadas kietas garsiakalbių ir tikrai nepanašus į kažką, kas sandarų kontaktą sudarytų, dėl to aš pagalvojau tokius išsikirpti. Telieks antrą išsikirpti ir jau bus tvarka su jais, bet, kaip ir sakiau, nėra būtina, manau. Bet nepamaišys tarpinės sandariau, mažiau rizikos turėti pašalinių garsų, kokių švilpimų ar kažko, ko ir taip maža tikimybė su tokiais mažais garsiakalbiais. Čia jau, kaip ir sakiau, jūsų pasirinkimas. Toliau, ką reikia daryti, tai juk bus nuimamas galas šitoje kolonėlėje. Tai ką aš esu sugalvojęs, tai reiks padaryti tokį, kaip sakant, užleidimą čia. Parodysiu, kai įdėsiu, bus, kaip sakant, iškalbingiau už 1000 žodžių, kai parodysiu, kaip atrodo. Aišku, jūsų idėja nuimamo galo gali būti kitokia, bet aš tokią pasirinkau, man buvo priimtiniausia, nes jeigu dėt nuimamą galą taip tiesiog plokščiai lygiai, tai labai čia siaura, kaip užsandarinti nėra kaip, o jeigu dėt čia va kokį galą su skyle, tada dar vieną ant viršaus sumuštinio principu irgi nekaip gaunasi, nes labai maža anga gausis. O taip išsiskirsi dvi dalis, kaip kokia kartoninė dėžė, tai bus daug geresnis priėjimas prie visko viduje. Kas, iškart krenta į akį, tai čia truputį išsikišimų yra. Šiokių tokių, tai reikia viską sušveisti šitoj pusėj lygiai, kad visi kraštai kampai susivestų gerai prieš sekantį žingsnį. Tai va tą ir dabar padarysiu. Kad gražiai sulyginti galinę sieną pasiėmiau pjūklą. Kaip viskas veikia, tai paprasčiausiai paleidžiam palei pjūklą kolonėlį ir tada gaunam idealų rezultatą. Štai, sulyginau viską. Dabar visi kampai idealiai pereina viens į kitą. Ir jeigu rimtai, tai naudojau švitrinį popierių, didelį lapą ir tiesiog praėjau per jį. Aišku, ne priekinio, šiandien ką. Visas pusės praėjau su kamais sudėsiais ir visaip, kad visur susivestų briaunos ir gavosi visai gerai. Dabar, kai yra lygus galas, be jokių išsikišimų galima pereiti prie sekančio žingsnio. Sušveičiau briaunas. Šitą galima buvo ir vėliau daryti, bet kažkaip užsimaniau dabar pabandyti, visai gerai gavosi, užsiapvalino gražiai. Labai glotnu viskas, nei vienos briaunos tiesiog nesijaučia. Šitų dar briaunų neužapvalinau tik tas, kurios aplink priekį eina. Čia norint galima labai daug laiko įdėti tą šveitimą ir išgauti tikrai gerų rezultatų, bet aš turbūt pasitenkinsiu tokiu rezultatu. Čia į plyšį tiesiog špakliaus įdėsiu ir man bus gerai, o jūs jau galit, kaip sakant, įdėti tiek darbo, kiek tik norit. Dabar reikia pasidaryti galų gale montavimą garsiakalbiam, kol dar geras priėjimas prie visko. Štai garsiakalbių montavimui pasigaminau šitas dalis. Čia yra 2 maždaug centimetro pločio stiklo tekstolito juostelės, kurios telpa va taip vertikaliai dėžėje. O čia yra fiksatoriai, į kuriuos įsistatys šitas skersinis. Žodžiu, aš to viską pabandysiu dėti ir tada bus aišku. Dabar geriau pasakysiu, kaip pagaminau jos. Čia suklijuoti 2 sluoksniai stiklo tekstolito varių į varį, tiesiog suklijavau. Nors nėra skirtumo, bet taip gražiau gal, kai nėra vario išoriai, kuris paruduos. O va čia tiesiog išdrožiau paprastas formas. Čia maždaug centimetro pločio įduba ir vienoj pusėj status kampas, o čia toks, glotnus kaip užvažiavimas skersiniui. Toj pamatysit, kaip čia viskas turi veikti. Tai vieną garsiakalbį kaip ir sumontavau. Pradėjau nuo to, kad įdėjau garsiakalbį kuo tiksliau jo poziciją.
kas mano atveju lengva, nes kai įdedi strižai šitie daugmaž liečiasi prie viršaus, apačios ir šono. O tada priklijavau gerą juostą, kad stipriai laikytųsi skersinį. Iš akies galit matuoti, norit, aš tai kuo tiesiog statmenai. Ir tada sukurdamas truputį spaudimo į apačią, aš atsargiai priklijavau šituos, va tokiu va principu. Dabar belieka nuplėšti juostą ir pažiūrėti, ar kažkas gavosi. Štai nuplėšiau juostą. Ir garsiakalbis truputį prispaustas, bet dar nedaug, bet čia ne problema, kadangi aš viską dariau be tarpinės po garsiakalbių, kurią dėsiu. Tai ją įdėjus turėtų jis stipriai prisispausti. O taip pat, jeigu dar truks prispaudimo ant čia, užklijuosiu ką nors, kad tiesiog daugiau spaudimo būtų. Štai pirmą kartą garsiakalbiai laikosi savo vietose. Įdėjus tarpinės po jais, jie prisispaudė tikrai tvirtai ir buvo nesunku įmontuoti. Biški užknisa, kad šitas gavosi čiut ne per centrą. Bet taip jau būna, kai paskubi ir nematuoji. Bet nieko, laiko tvirtai, čia jokio skirtumo nesudarys. Štai jie taip atrodo iš priekio, nesistengiau aš čia idealiai jų į vietą atstumti, kaip sakant. Nes vis tiek reiks išjungti, bet jau bendras vaizdas yra. Atrodo visai gražiai, sakyčiau. Va tokia, kaip sakant, gavosi montavimo sistema ir be klijų, ir be varžtų, ir laikosi normaliai. Taisiau savo klaidelę su blogu sucentravimu, tiesiog padariau įpjovimus skersinį. Galėjau biški gilesnius, bet dabar tikrai daug geriau atrodo. Ir jau beveik centre, tai čia jau ir būsiu patenkintas rezultatu. Nors aišku galėjau ir geriau, bet dabar reikia pereiti prie galo. Ne prie video galo, o prie kolonėlės galo. Ką dabar reikia padaryti, tai, žinoma, išimti garsiakalbius, kad jų nesumakliavot. Ir čia va priklijuoti iš vidaus aplinkui, kaip ir tokią padaryti, užleidimą, kraštelį, tiesiog sieną tokią, va čia va paleista aplinkui. Va kaip ir paskutiniam video turėjot pastebėti, kad aš dariau dėžę, kad gautųsi 205 ml garsiakalbių. Manau, turėjo daugam iškilti klausimas, nes pirmoji daly buvo nustatyta, va čia, tai moksliškai. Pirmoji daly nustačiau, kad 305 ml reikia, o čia tik po 205 padariau. Tai taip yra dėl to, kad pats galas dalį tūrio sudarys, pačiam gale bus tūrio. Aišku, šitie daikčiukai biški tūrio atmeta ir šiek tiek tūrio atmes pati briauna iš vidaus, bet nežinau. Gal paskaičiuosiu tiksliai, o gal vietoj 305 tiesiog 300 kem padarysiu ir viskas. Čia keli mililitrai šan ar ten, tai čia jau tikrai čia nieko nepakeis. Štai priklijavau vieną iš išsikišimų. Išsikišę turi būti 1,7 cm, o pilnas plotis 3 cm. Apskaičiavau, kad atmesti iš tūrio šitą erdvę, kurią šitie atims, tai dėl to, norint tinkamai atkartoti, reikia daryti šitą 3 cm pločio ir iškišti 1,7 cm. Dabar belieka aplinkui viską sudėti, reiks dar vieno tokio paties ir tada dar šoninių. Na štai visas galinis apvadas vietoje. Aišku, truputį ir nesutapimų, bet čia sušveisiu tuo pačiu principu kaip ir anksčiau. Ir tada bus galima gaminti patį galinį dangtį. Čia gavosi biški daugiau darbo negu iš pradžių atrodė, bet užtat va kokia erdvė prieimų į vidų, negu kad būtų va kažkur tokia, naudojant kitą būdą nuėmamo galo. O nenuėmamas galas tai iš vis net neklausimas čia, nes
iš vis nebūtų įmanoma pro garsiakalbių skylės normaliai čia kažką daryti, be to, kaip baterijas, galima būtų dangtelį baterijom gale, bet labai jau sunku sugrūsti viską pro skylės pačių garsiakalbių, plus tada jau garsiakalbius reikia dėti iš viršaus. Žodžiu, kaip bedarytum, visada savi sunkumai atsiranda. Aš pasirinkau tokį variantą. Ir man visai atrodo, kad čia visai gerai gausis. Esminis sunkumas su galu bus, tai reikia tiksliai atitaikyti tarpelį šitą. Noriu čia palikti milimetro tarpelį. Oi, ne čia, o va nuo čia iki galo, kad nesiliestų galas, o liktų koks milimetras, dėl to, kad čia turės būti tarpinė, kuri užsandarins dėžę, tai kad ji turėtų kur būti, nebandytų dangtis jo suspausti iki nulio, kaip sakant, tai reikia čia turėti kažkiek vietos, jai tai dabar reikia į tai atsižvelgti, darant galą. Kadangi čia 1,7, tai reikia stengtis visas šitas sienas aplinkui padaryti 1,8, truputį didesnės ir tada visas pasižiūrėti, kaip jos gaunas ir tada užploti ant viršaus galą ir tada viskas labai gražiai užsimaus. Reikia eiti gaminti dangtį. Aš tai pasidariau apvadą, buvo biški nemažai darbo, norint padaryti, kad gerai sutaptų. Bet gavosi visai neblogai. Čia, aišku, truputį išsikišę. Specialiai dariau su rezervu, kad paskui sušveiščiau, bet pats sutapimas tai beveik idealus tarp abiejų detalių. Viskas ir nusiema gražiai, tik tai, aišku, dabar atsargiai reikia, kol dar tik apvadas jis gan minkštas. Va tai va. Ir štai nusiema. Dabar tai reikia patį galą prie jo priklijuoti ir jis tada įgaus savo tvirtumą. Jaučiu, tiesiog pasidėsiu ant medžio ir apsivesiu, aplink tada išpjausiu irgi su trupučiu rezervo, kad galėčiau paskui sušveisti. Ir iš esmės bus jau beveik baigtas korpusas. Štai, priklijavau galinę sieną. Dabar gavosi jau toks, kaip ir vientisas daiktas jau matosi, koks bus galutinis dydis. Dabar specialiai varodau, ant kiek, čia nesutampa viskas, kad negalvotumėt, kad, man tipo tobulai gaunasi ar kažką, tai aš tiesiog palieku rezervo, kur žinau, kad gali nesigauti idealiai ir tada nuimu tą rezervą. Pasidariau šitą įrankį, kuris irgi žiauriai unikalus ir nematytas. Ir tai sulyginsiu ir parodysiu, koks rezultatas po to. Dabar jau nebėra jokio krašto, tai vedant pirštą net nesijaučia nieko, jokio skirtumo. Čia po pačio pirminio šveitimo, dėl to dar gruboka, nes stambių švitrinių. Toliau varysiu kempinę, gal net 2 stambumų kempinėm visą. Labai daug šveisiu, taip pat užapvalinsiu galą, taip kaip užapvalinau priekį. Štai čia. Ir šveisiu uždėjęs galą, kad čia tolygus užapvalinimas gautųsi. Tai yra dar labiau susilies viskas, labiau vientisai atrodys. Galas tai netgi užsimauna taip, standokai truputį. Iš pradžių galvojau ieškoti, kur jisai, slysta per ką sunkokai, bet pagalvojau, o kam? Tas, kad jis laikosi savo vietoj visai gerai. Aišku, bus kitas tvirtinimas, ne tik užstrigdinimas, bet supratau, kad nėra prasmės daryti, kad jis laisvai slankėtų. Tas ir padės netgi dirbant ir testuojant. Galėsiu testuoti be nieko kol kas, be jokio tvirtinimo, jeigu prireiks. Bet viena klaida esminė, kurią aš padariau, tai reikėjo man iš karto tokio dydžio dėžę padaryti, o tada tiesiog perpjauti. Padaryti pilną dėžę, be jokio atskiriamo galo ir paimti ir perpjauti per čia, gražiai aplinkui. Tada turėčiau 2 idealiai sutampančias dalis, tai reikėtų tos vidinius jau, išsikišimus, ant kurių užsimauna, tik priklijuoti ir būtų daug greičiau. Tai tai darysi tokiu būdu, tai
patarčiau taip daryti, tikrai greičiau gausis, nes juk atpjovus tą pačią dėžę, tai idealiai ir atgal susidės, o man reikėjo gan nemažai taikyti, kad, pakenčiamai gerai gautųsi. Mano faniera čia gale, o pagalvojau, kad čia ištrūkė, bet ne. Čia tokia spalva, tiesiog graži faniera gale, sakyčiau. Iš vis šitą kolonėlę stengsiuos minimalistinę daryti, bus tik tai vienintelis gale jungiklis. Jaučiu mano sekcija su baterijom va čia va bus. Šita stūris bus didesnis šitos pusės ir ant pačio galo va iš vidaus bus baterijos. Tai gausis taip, kad kažkur čia kažkur gale, pagalvosiu, kur geriau jungiklį įdėti reiks, bet gale dėsiu, nes noriu kad kolonėlė tai sukinėjant visiškai plika būtų, nei jungiklio, nei nieko. Taip pat parodysiu, kaip pasidaryti labai paprastą schemą, kuri užgesins ledą, kai jau baterijų mažai likę. Tai čia, kraunamom iš vis gerai, o nekraunamom tai tiesiog pravers žinot, kada pirkti kitas. Aš kraunamų nežadu naudoti joj, nes noriu turėti kolonėlę, kuriai reikia visiško nulio priežiūros. O paskutinį kartą, kai pasidariau kažką su baterijom, gal prieš 5 metus, tai per visą laiką, kiek naudau, tai jų ir nepakeičiau nei kartą, tai nematau jokios bėdos. Ypač kai aš klausau vidutiniais garsumais, tai man 10 valandų laiko vienos baterijos. Todėl jaučiu ir šitai retai keisiu. Štai apšveičiau dar kartą ir nušpakliavau visą kolonėlę. Tiksliau ne visą, o ten tik briaunas, bet papuolė ir kitur. Bet plonai tai čia greit vėl nusišveis. Ir šveičiant su kempinė liks tik ten, kur buvo sudūrimai visokie, tai bus galutinai užbaigta. Beliks tik nulakuoti, nes nusprendžiau lakuoti tiesiog, kad persimatytų medis, gal ir visai neblogai atrodys. Galas irgi nušpakliuotas. Ir dabar laukiu, kol išdžius ir žinoma, vos nepamiršau, juk pertvarą reikia padaryti. Dabar įdėsiu pertvarą. Štai pertvara vietoje. Tiem, kas norit kopijuoti, tai pasakau, kad nuo šito krašto iki pertvaros yra, kiek čia tiksliai, yra 7 centimetrai lygiai. Baterijos bus čia, kaip ir žadėjau, priklijavau dvipusę juostelę, kilimams skirtą, bet puikiai tinka viskam, 3 spikeriai naudojau, žiauriai stipriai prisiklijuoja, bet palieka šansą atlupti, jeigu reiktų, ko nebūtų su superklijais tikrai. Superklijai tai jau amžinas dalykas, su jais reikia atsargiai. Taip pat sudėjau tarpinės, kurios užtikrins sandarumą. Čia kampe gal ir atrodo, kad tarpelis, bet kai jis susispaudžia, tai jo nebelieka. Iš esmės, nes juk ją suploja gerokai. Pačios tvirtinimo sistemos dar kaip ir nesugalvojau, bet galvoju apie stiprius magnetus. Pavyzdžiui, čia ir ant kampukų kokių ir centre vieną. Nežinau, ar jie pajėgtų tai padaryti, laikyti, bet man labai patiktų magnetų idėja. Kaip norėjau viską į vieną tūrį sudėti, vieną palik vien tik su garsiakalbiu, o į kitą pusę sudėti ir baterijas, ir stiprintuvą, ir Bluetooth modulį, tai persigalvau truputį. Dalį visko, Bluetooth modulį, o gal ir stiprintuvą dėsiu šitoj pusėj. Nes tai bus daug patogiau, geresnis priėjimas, pavyzdžiui, prie visko, negu sugrūdus į vieną šoną. O šiaip viskas kaip ir anksčiau suplanuota, nieks nepasikeitė. Taip pat dėžės išmatavimai su dangčiukas bus gudresni už mane ir darys visą dėžę ir paskui perpjaus vientisą dėžę. Tai tiem aktualus aukštis 85 mm. 8,5 cm dėžės aukštis. O plotis, kaip ir sakiau, 16, o aukštis yra 7,5
O dėl tarpinės tai ne taip ir sunkiai gal susispaudžia, bet nežinau, ar magnetai bus pakankamai pajėgus, tam net neįsivaizduoju, kaip sakant, yra dalykų, kur nepabandęs nesužinosi. Ir dar vienas jungiklis, dar vienas dalykas dėl jungiklio, kuris tik čia gali būti, nes aš norėjau gale, kaip sakiau, vienam šone jokių būdų jis netilptų, kaip iš pradžių viskas turėjo būti vienam šone. Vagi nėra niekur net nustumus baterijas į patį kampą, kur nors nebūtų vietos, dėl to jis bus kitoj pusėje, kas logiška ir stiprintuvą, tada toj pusėje daryti. Tai dėl to aš ir pertvarą biškį perstumiau, kad būtų ne 305 ml, tam turi, kiek reikia garsiakalbio, berods 300 šiam, tai žiūrėsiu kiek dalių, sudėsiu čia tiek dalių, kad tie 5 ml nusiimtų. O dėl špakliaus, tai reikėjo jo man iš vis tik tai čia, mažiukas kampukas čia ir kai kur tarpeliai, čia galima atrodo kaip tuštuma, bet čia klijai tamsus tiesiog tarpe, o visur kitur špaklius papuolė, kur buvo green tarpai. Labai mažai to špakliaus reikėjo, mažyčiai kampukai. Tai čia gerai dėl to gavosi ir dėl to aš lakuosiu kolonėlę. Sipirksiu lako ir tiesiog kelis kart nupurkšiu, nes visai gražiai atrodo tokia medinė. Na, ačiū, kad žiūrėjot. Prenumeruokit, spauskit patinka, jei patiko ir bus dar. Ir jei norit paremti mano kanalą, išjungkit adblocką, jei tokį naudojat. Pažiūrėkit kelias reklamas, norėdami paremti mano kanalą, būčiau labai dėkingas. Tai tiek, iki. Ir sėkmės konstruojant.